Dar viena klinikinio atvejo apžvalga. Pacientas perkopęs į 70 kreipiasi dėl to, kad jo dantis atrodė neestetiškai, skundėsi negalėdamas gerai sukramtyti maisto, taip pat jautė įtampą raumenyse. Nuotraukoje matome inversinę apatinės lūpos kreivę, kas asocijuojasi su labai stipriai pasižemėjusiu apatiniu veido trečdaliu. Tai gali būti įvykę gyvenimo eigoje, gali būti sąlygota skeletinių dalykų. Taip pat matome danteninę šypseną krūminių dantų srityje. Nuotraukoje su retraktoriais matome inversinius viršutinio žandikaulio dantis, gilų sukandimą, nevienodą dantenų kontūrą. Gilus sukandimas irgi dažnai sąlygoja ir raumeninės sistemos disbalansą. Iš priekio matome stipriai nudilusius apatinio žandikaulio dantis, vėlgi nevienodą viršutinio žandikaulio dantenų kontūrą. Pacientas atsisakė ortodontinio gydymo, todėl gydymą pradėjome nuo apatinio žandikaulio padėties ieškojimo ir relaksacinė kapa. Su kapa mes randame teisingą apatinio žandikaulio padėtį, kurioje raumenys ir žandikaulio sąnarys jaučiasi patogiai ir tuomet kopijuojant tą padėtį mes suprotezuojame visus dantis. Nuotraukoje su retraktoriais po protezavimo matome, kad viršutiniai žandikaulio dantis atrodo harmoningai, matome harmoningą viršutinių dantenų kontūrą, incizalinius kandamuosius kraštus. Visa burna buvo suprotezuota be metalės keramikos individualiais sluoksniuotomis restauracijomis. Šypsenoje po gydymo matome jau teisingą apatinės lūpos kreivę ir taip pat matome šviesesnius ir žymiai sveikesnius dantis. Paciento šypsena atrodo žymiai jaunesnio žmogaus negu buvo prieš gydymą.